Sveiki visi! Sveiki visi. Šiandien turime labai nuostabų žaidimą. Šiandien visas šitas žaidimas ir mes žaisime su drakonais, drakonų kiaušiniais ir mūsų karalystės žemėmis. Taip? Apie kokį žaidimą mes kalbame? Dragamino. Dragamino. Šitas žaidimas yra nuostabus žaidimas, kurį mes labai mėgstame žaisti. Taip, Klėja? Pasakyk, kiek kartų esi žaidus? Tikriausiai kokius 10, taip? 9. Galbūt ir 9. Iš tikrųjų, tas žaidimas visai neseniai atsidūrė mūsų rankose. Tikrai mes jį žaidėme mažiau nei Zombie Kids, arba Zombie Teens Evolution, arba Quaxus, arba bet kokį kitą žaidimą, kurį jau matėte mūsų apžvalgose. Tačiau šitas žaidimas tikrai labai greitai kopia į mūsų top 10 vaikiškų žaidimų 10-uką. Na, mes turime lietuvišką versiją su lietuviškomis taisyklėmis. Leidėjai yra Blue Orange. Visi šios įmonės žaidimai iš Blue Orange yra labai gražus ir man asmeniškai labai daug prideda prie žaidimo bendros patirties. Ar ne, Klėja? Tai nežinau, Klėja, ar norėtum pasilikti daugiau papasakoti, kaip žaidimas veikia dabar, ar papasakosime vėliau? Vėliau. Gerai. Tai jeigu vėliau, tai tuomet eime prie stalo, Klėja paruoš žaidimą, pamatysime, kaip reikia pasiruošti šitam žaidimui. Na, o tada mes pražaisime vieną partiją, taip? Ir tada, kai jau pažaisime, aptarsime, kada, kaip, su kuo, ar šitas žaidimas liks mūsų kolekcijai, ar keliaus ir suras kitus namus. Taip pat, kaip žinia, ši savaitė bus trečia iš mūsų 4 savaičių giveaway, žaidimų išdalinimo. Tai papasakosime, kaip galime laimėti trečiąjį žaidimą. Na ir taip pat, šiandien tikriausiai kitame video pamatysite, kas iš tikrųjų laimėjo praėjusios savaitės žaidimą. Tai keliaukime prie stalo. Taigi, prieš pradedant žaidimą norėčiau aptarti, kaip yra dėliojama šitos plytelės, kaip mūsų karalystė auga ir kaip mes gausime drakonų, kurie žaidimo gale bus skaičiuojami ir kas turės daugiausiai tų drakonų, kaip jau ir minėjome, tas ir laimės mūsų žaidimą. Taigi, įsivaizduokime, kad mes turime šitą pradedančią plytelę ir visi ją turime lygiai tokią pat. Tai mes turime pasirinkti vieną iš 4 plytelių esančių vidury stalo. Na ir tarkim, mes pasirenkam šitą plytelę. Mes ją galime dėti visiškai kaip norime, galime ir taip dėti, ir taip dėti, ir taip dėti, ir taip dėti. Skirtumas yra tik tai tame, kad jeigu mes pridedame ir sujungiame tokį pat su tokiu pat, tarkim, taip galim padėti jo, tai šitas plyteles sujungę dykumą su dykuma, gausime vieną dykumos kiaušinį. Pasidedame vieną dykumos kiaušinį ant vidurio, kur susijungia 2 plytelės, jį apverčiame ir matome. Jeigu tai yra sudužęs kiaušinio lukštas ir tu nesi žaidėjas, kuris turi drakono mamą, tada tas žaidėjas gauna drakono mamą. Ir drakono mama atvyksta pas jus. Žaidimo gale drakono figūrėlė skaičiuojasi kaip papildomas drakonas. Tačiau, jeigu mes, tarkim, jeigu būtų pasirinkimas štai toks ir mes, tarkim, turime drakono figūrėlę, tada mes pasiemame šitą plytelę ir padedame ją čia. Tai mums jau plytelės prisijungia 2, tai mes tokiu atveju paimsime ir 2 uždėsime. Tai uždėsime štai čia ir čia, nes yra 2 papildomas plytelės ir iš karto jas apversime. Tai yra drakono kiaušinis ir drakonas.
Kadangi pas mus drakono figūrėlė jau yra, tad mes nieko nebedarome ir tiesiog pasiliekame drakono figūrėlę pas mus ir taip pat žinome, kad žaidimo gale mes turėsime vieną laimėjimo tašką. Jeigu, tarkim, pasirinktumėme šitą, galim pasirinkti šitą plytelę ir padėtume ją, tarkim, čia, niekas neįvyktų, dėl to, kad mes neturime nei pievų, nei miškų. Tačiau jeigu paimtume šią plytelę ir pridėtume štai taip, tada gautume vieną dykumų drakono kiaušinį ir vieną miško drakono kiaušinį. Tai va, tai tokios yra pagrindinės taisyklės, na, o dabar mes su Klėja bandysime sužaisti ir galbūt tam tikri niuansai žaidimo atsiskleis mums bežaidžiant. Sveiki sugrįžę prie stalo. Sveiki sugrįžę prie stalo. Tai Klėja, kas bus pirmas? Aš. Dėl ko? Nes aš turiu mamytę drakoną. O kodėl tu turi mamytę drakoną? Nes aš esu jauniausia. Tikrai taip. Tai jauniausias žaidėjas pradeda ir šiuo atveju tai bus Klėja. Na, tai Klėja pradėk. Tai Klėja gauna pasirinkti vieną iš 4 plytelių ir ją padeda, kaip jau aiškiname, taip idealiausia atveju, kad liestųsi kažkurios plytelės. Ok. Tada aš pasiimsiu. Drakonas. Beje, čia yra vienas tų žaidimų, kur reikia traukti kažką ir kaip visi žino, man tai labai nesiseka žaidžiant prieš Klėją, tai aš dažniausiai pralošiu. Nepaisant to, visai smagus žaidimas. Aš paimsiu irgi vieną iš dykumos plytelių. Aš pridėsiu ją tiesiog taip ir gaunu sudaužusi kiaušinį. Nieko keista. Tačiau gaunu paimti drakoną. Tai kitą kartą aš būsiu pirmas. Dabar šitos dvi, kadangi žaidžiam dviese, tad šitos dvi plytelės, jos tiesiog diskardinasi tiesiai į dėžę. Ir atsiverčia 4 naujos. Ir dabar mano eilė, nes aš turiu drakono figūrėlę. Na kągi, aš paimsiu štai šitą. Ir dabar taip. Klėja džiaugiu, aš pridėsiu štai taip. Tad gaunu paimti vieną tuščią kiaušinį dykumų drakoną ir vieną netuščią pagaliau pirmą savo tašką uždirbau drakoną, miško drakoną. Na, Klėja, dabar tavo eilė. Aš džiaugiuosi, nes mano yra... Tau labai patinka šitie lavos drakonai, taip, ugnikalnio drakonai. Na, man čia patinka labiausiai, kadangi man patinka raudonas spalva, tai raudoni, bet man čia patinka visi labiausiai. Tik tai šitie nepatinka. Nelabai. Supratau. Tad pasimi drakoną, kiaušinį, taip? Taip. Ištrauki vėl drakoną, na, tau ir sekasi šiandien. Na, nieko tokio. Tai klausyk, žiūrėk. Aš paimsiu štai šitaip. Beje, žaidimas dar turi taip pat tam tikrų modifikacijų. Viena iš jų, tarkim, būtų, kad žaidžiame su vandens telkiniais. Tai vandens telkiniai mums duotų traukti po 2 kiaušinius, bet mes žaidžiam be jų. Ypač šiandien, tai leisime jums šitą suprasti ir išmokti patiems, jeigu žaidimas pasidarys per daug nuobodus ir nebebus iššūkių daugiau. Tačiau mes labai mėgstame šitą žaidimą būtent taip žaisti, paprastai. Na? Okay. Yes, I did it! Tai kiek dabar drakonų gauni paimti? Ne, gal aš geriau šitą paimdėsiu čia. Tai kiek drakonų vis tiek gauni padėti? Gaunu 2. Ok, tai kokius drakonus gauni? Auksinį dykumos ir raudoną lavos. Na, tai padėk. Dar norėčiau pasakyti, jog iš tikrųjų yra skirtumas, kokias žemes savo karalystėje renkate, dėl to, kad, tarkim, auksinių drakonų, dykumos drakonų yra iš tikrųjų mažiau nei sudužusių kiaušinių, lyginant, tarkim, su kalnų drakonais arba su lavos drakonais. Tai Klėjos pasirinkimas rinkti lavos drakonus iš tikrųjų duoda statistiškai didesnį šansą jai, kad jie ištrauks drakoną, o ne sudužusių kiaušinį. Kaip ką tik padarė, Klėja ištraukė auksinį sudužusių kiaušinį. Reiškia, ten drakono nėra, tačiau jį gauna iš manęs perimti drakoną.
Na ir dar pasimk kitą savo kiaušinį. Bet aš taip padarysiu net namų savo drakonų, kur aš jį visada laikysiu. Gerai. Antras vėl drakonas. Tai kadangi Klėja dabar turi drakono figūrėlę, tai jį pirma. Na, pradėk Klėja. This or Gauni pasimti žiemos drakoną, taip? Aš padėsiu štai taip. Ir gausiu paimti ir pievų drakoną. Ir pagaliau pasisek ir man. Ir žiemos drakoną. Žiemos drakoną niekaip man sniego neišeina, tai aš paimsiu iš Klėjos drakono figūrėlę. Šitas dvi dingsta. Gerai. Dabar aš pirmas, nes aš turiu drakono figūrėlę. Na ir ką aš norėčiau daryti? Man tikrai aš labai norėčiau turėti šitą drakoną, šį sniego drakoną. Tai aš tiesiog pridėsiu štai čia šitą plytelę ir paimsiu dvi. Ir žiūrėk, 2 drakonus net ištraukiu vienu ypu. Na, Klėja, dabar tavo eilė rinktis. Ir gauni paimti vieną iš miško drakonų, taip? Yes, aš užsimerkus, man labai pasiseka. Labai pasiseka, jeigu užsimerkus. Supratau. Nes aš tada suklausiu visą dėmesį. Gerai. Na tai klausykit, mano vėl eilė, taip? Taip. Žiūrėk, aš paimsiu štai šitą plytelę ir padėsiu štai čia. Tai čia gausiu kiaušinį, dėja tuščią. Ir čia gausiu ir vėl tuščią kiaušinį gavau. O, ne, tavo eilė, Klėja. Ir šitai padėjus, kiek tu gauni iš karto šitų drakonų kiaušinių? 2. Tikrai taip, 2. Ok. Žiūrėk, aš tau pastumsiu kartu, paprašau pasimti. Na ką, ir mūsų paskutinis traukimas, taip? Ir būsim sužaidę visą partiją. Ir dar drakoną išsitraukti, eik tu savo. Ir kiaušinį ant pačią galą, tai tu gauni šitą drakono figūrėlę. Na, dabar tau rinktis. Pasirink. Na, pažiūrėk, kas tau geriausiai tiks, kas duos daugiausiai kiaušinių. Man daugiausiai duos. Tikrai taip, šaunuolė, Klėja. Pastatei idealiai gražų kvadratą ir dar maksimaliai išnaudojai viską. Na, tai kokius kiaušinius gauni? O tu galėjai padaryti dar ten, bet nusigau. Tai aš dar vieną galėsiu paimti. Bet tai klausyk, Klėja, kiek tu kiaušinių dabar gauni iš tą paskutinį padėjimą? Nu, paskaičiuok, kiek kraštinių suvingiai. 3. Tikrai taip. Na, tai kiek? 2 tokie, taip, ir vienas miško. Tai tu pasirink, kurios nori, nebūtinai kurios aš tau daviau. Dar vienas drakonas. O, ne, Klėja. Ar tu juokauji? Eik tu savo. Gerai, klausyk. Tai vienintelis mano šansas yra iš tavęs kažkaip bent bandyt arti būt taškais tavęs, tai dar kažkaip drakono figūrėlę paimti. Ką aš čia galėčiau padaryti? Tai tikrai pasirinkimų labai nedaug. Žiemą arba galėčiau pievą. Gal aš iš tikrųjų paimsiu žiemos drakoną. Nes gausiu 2. Tikrai taip, Klėja, tu labai teisi. Tu jau galvoji lygiai taip pat gerai kaip ir aš. Tai aš gaunu 1 tašką ir iš tavęs paimu šitą vieną figūrėlę. Ačiū. Na ką, buvo puikus žaidimas. Paskaičiuojame taškus, taip? Gerai. Tai kiek tu turi taškų? Skaičius. 3, 4. Aš 8. 8 taškai, taip?
Na, pažiūrėkime, kiek pas mane. 1 drakonas, 2 drakonai, 3, 4, 5 ir šitas 6. Viso labo 6 drakonai. O pas mane 8. Tai 8 yra daugiau 6, taip? Tau reikia dar 2 drakonus ir būtume lygiosios. Ačiū. Buvo labai smagu su tavimi šiandien žaisti, Klėja. Gerai. O kas nutiktų, jeigu būtų buvusios lygiosios? Tarkim, aš turiu 8 ir tu turi 8. Ką tada būtume skaičiavę? Tada būtume skaičiavę lukštų. Taip, ir tas, kas turi daugiau lukštų, tas būtų laimėjęs. Tai jeigu man būtų pavykę surinkti 8 drakonus, arba tau būtų pavykę tik 6 surinkti, tada būtume skaičiavę lukštus ir šiuo atveju aš būčiau laimėjęs. Taip? Tai va. Na, bet taip neįvyko. Tu laimėjai. Puikus žaidimas ir susitikime. Man patinka labai drakonai. Jie tokie mėly. Drakonai, tai aišku, drakonai yra patys mieliausi, taip? Taip. O kas mielesni, drakonai ar vienaragiai? Vienaragiai. Vienaragiai. Gerai, tai susitikime tada aptarimui, taip? Iki. Sveiki sugrįžę. Sveiki sugrįžę. Tai Klėja, dar kartą sveikinu laimėjus, eilinį kartą. Taip. Ką galvoji apie žaidimą? 100. 100. Tai kaip suprantu, žaidimas labai patinka. Nes visada aš, kai užsimerkus būnu, visada laimiu. Supratau. Klėja visada užsimerkus laimi. Kai būna užsimerkus laimi, todėl jai labai žaidimas patinka. O be to, kad patinka, be to, kad laimi, dėl ko dar šitas žaidimas tau patinka? Nes man yra 3 mėly rūšį drakonų. Tai man irgi dalinai dėl to labai patinka šitas žaidimas. Ne dėl to, kad jis yra paprastas, galima sužaisti partiją per 10 minučių, bet iš tikrųjų šitas žaidimas yra nuostabiai gražus. Kokybė komponentų yra nuostabi. Kartonas yra storas, dizainas yra labai gražus. Nieko kito ir nesitikėtume iš Blue Orange'o ir šita būtent versija yra kadabras mūsų, bet vien dėl taisyklių. Tai va, tai mano galva tai yra tikrai labai fainas žaidimas. Ir aš vis kartuoju, kad tai yra labai fainas ir mes vis šnekam apie tai, kad koks yra įdomus žaidimas ir taip, neįdomių žaidimų mes stengiamės nežaisti. Prieš pradedant filmuoti, prieš pradedant rodyti jums, kaip žaisti žaidimą, mes juos pažaidžiam bent kelis kartus, įsitikinti, ar tai iš tikrųjų yra įdomus žaidimas. Taip, Klėja? Jeigu žaidimas mūsų skoniui nepatinka, yra per daug sudėtingas, ar taisyklės yra labai kažkokios tai perpintos ir tokios, kur vaikams sunku įsisavinti, mes tokių žaidimų stengiamės nežaisti. Yra tikrai daugybė gražių, įdomių žaidimų, todėl visi žaidimai, kuriuos mes žaidžiame, taip, Klėja, Tikrai taip. yra mūsų pratestuoti ir mūsų skoniui tai yra nuostabų žaidimai. Taip. Todėl, kaip mes sakom, 9, 10, kartais 8, bet šiaip dažniausiai visi įvertinimai būna labai geri. Jeigu tai yra kažkoks žaidimas, kuris nėra mūsų arbatos padelis, tarkim taip, mes jo ir nežaidžiam, taip? Taip. Tai va. Tai kiek duosi nuo 1 iki 10? Kaip įvertintum šitą žaidimą? Dar kartą 100. Nu, tai 10. Aš sakyčiau, kad šitas žaidimas iš tikrųjų yra vertas stipraus 9. Tai stalo žaidimų kompaso vertinimo 9,5. Tai yra 2 dideli nykščiai į viršų. Na, atsiprašau, ką norėčiau dar paminėti, tai yra, kad šis žaidimas iš tikrųjų yra antiek paprastas, kad Klėja jau ne vieną mūsų kaimynų vaiką išmokė, kaip žaisti šitą žaidimą. Tai yra labai labai faina, nes vėlgi pasikartosiu, kas dažnai būna su vaikiškais žaidimais, kad tie žaidimai, kurie man labai patinka, tai yra dažniausiai žaidimai su labai greitu pasiruošimu ir kaip matėt, pasiruošimo žaidimai vyksta 1 minutę. Tikrai nedaugiau, jeigu yra, mums šiek tiek daugiau užtruko, vien dėl to, jog mes paskutinį kartą, kai žaidėm, nesutvarkėm jo normaliai ir tiesiog reikėjo atrinkti, išrūšiuoti tuos kiaušinius drakonų. Tačiau jeigu tu juos atsirūšiuoji iš pat pradžių, iš karto pažaidus, tai pasiruošimo žaidimui trunka tikrai nedaugiau nei 1 minutę. Vaikai gali susėsti, per minutę pasiruošia, 10 minučių, vaikai vieni žaisdami šiek tiek ilgiau užtrunka, apie 15-20 minučių, tie sužaidžia
ir viskas. Ta sąlyga, kad jie gali bet ką sudėti, labai neapkrauna vaikų ir vieni stato kaip klėjai jau supranta, kad reikia statyti kuo vienas arčiau kito, kad kuo daugiau surinkti tų kiaušinių. Pradedantieji vaikai, kai žaidžia šį žaidimą, stato grinai kaip normalų domino. Vienas prie kito, tačiau nėra vaiko, kuris nesuprastų šito žaidimo iš karto. Taip, klėja. Tai va, tai šiaip labai fainas žaidimas, highly recommended, kaip visada, jeigu patinka mūsų apžvalgos ir jeigu gaunate ir jeigu išmokame mes jūs kaip žaisti, mums labai daug ką reiškia jūsų nykščiai į viršų ir paspausti prenumeruoti mūsų kanalą YouTube platformoje. Na ir ką, susitiksime prie kitų žaidimų. Iki! Iki. Aš ką tik supratau, kad ir prisiminiau, kad mes iš tiesų nepasakėme, kaip laimėti žaidimą šios savaitės, taip? Taip. Tai kaip ir kiekvieną sekmadienį atsitiktiniu būdu išrinksime vieną iš laimėtojų, kuris laimės žaidimą. Kaip ir antroje savaitėje, taip ir šioje savaitėje dar nenusprendėm, kokį žaidimą padovanosim. Tai bus vaikiškas žaidimas, tie galiu tikrai pasakyti. Kaip galima laimėti tą žaidimą? Tai laimėti žaidimą iš tikrųjų yra labai paprasta, kaip ir antrą savaitę, taip ir šią savaitę. Neprašome jūsų nei dalintis, nei laikinti, nei komentuoti, nieko to panašaus. Tiesiog vienam iš mūsų YouTube kanalo sekėjų susisieksime ir padovanosime žaidimą. Tai ką jums reikia padaryti? Būti mūsų sekėjais YouTube platformoje ir viskas. Tai va, tai labai paprasta, tikimės, kad mūsų turinys, kurį mes kuriame, jums padeda apsispręsti, ar patinka vieni žaidimai ar ne, ar verta juos įsigyti. Na ir dar kartelį susitiksime kitoje laidoje. Iki.